Žmonės painioja kančią su meile. Dauguma žmonių partnerių nepasirenka. Galite su manimi nesutikti, nes protas neleidžia atpažinti pasąmoninių programų. Žmonės dažniausiai pasirenka tai, ką jų pasąmonė atpažįsta, tai, kas jiems atrodo pažįstama. Jeigu vaikas 5-7 metų matė namuose nuolat kylančius barnius, skandalus, manipulacijas, ašaras, tylos karus ar žeminimus, pasąmonė pas vaiką užrašė: taip atrodo tikri santykiai tarp vyro ir moters. Galbūt ar tarp brolių seserų, ar tik seserų. Įvardinkim, kad taip atrodo tikri, nuoširdūs, giminingi santykiai. Negeri, nesveiki, tiesiog normalūs. Todėl vėliau žmogus gali sutikti ramų, stabilų partnerį, bet jis gali pasakyti, pajausti, kažko trūksta, neįdomus žmogus, neužveda. Nėra jokių emocijų. Kodėl? Todėl, kad nesurezonavo su tuo, ką pasąmonė laiko normaliais santykiais. Trūksta dramos, trūksta įtampos, trūksta amerikietiškų emocinių kalnelių, nes būtent juos pasąmonė laiko normaliais santykiais. Ir juos pasąmonė išmoko vadinti meile. Jeigu mama nuolat kėlė skandalus, kontroliavo, manipuliavo ašaromis ar kalties jausmu dukrai, tai gali tapti santykių norma. Jie gali net nesuprasti, kad galima elgtis kitaip. Ne todėl, kad tai bloga, o todėl, kad kitų modelių jinai tiesiog nematė. Jeigu tėvas nuolat žemino mamą, ignoravo jos jausmus arba rodė agresiją, sūnus gali užaugti manydamas, kad tai taip atrodo vyriškumas ir kad taip elgtis yra normalu. Arba priešingai, užaugti nuolat gelbėdamas moteris. Jis užauga galvodamas, kad jis turi gelbėti moteris, kaip norėjo gelbėti savo mamą, aukodamas save ir kentėdamas ten, kur seniai reikėjo iš tų santykių išeiti. Todėl labai dažnai žmonės įsimyli ne partnerį, jie įsimyli pažįstamą skausmą. Štai kodėl vieni nuolat sutinka šaltus partnerius, kiti kontroliuojančius, treti manipuliatorius, ketvirti žmonės, kuriuos reikia gelbėti. Ir kiekvieną kartą atrodo, šį kartą bus kitaip, bet pasąmonė vėl nuveda į tą pačią pamoką. Ir čia svarbu suprasti vieną dalyką, kad abjuzas neturi lyties. Manipuliatoriai būna ir vyrai, ir moterys. Kontroliuoti moka ir vyrai, ir moterys. Kaltę primesti moka ir vyrai, ir moterys. Ir netgi vaikai. Ir manipuliuoti moka, ir emociškai šantažuoti moka ne tik vyrai, moterys, bet ir vaikai. Tiesiog jų metodai dažnai skirtingi. Vieni spaudžia jėga, kiti ašaromis, vieni rėkia, kiti baudžia tyla, vieni grasina, kiti verčia jaustis mus kaltais. Bet rezultatas tas pats. Žmogus po truputį praranda save. Kartais būna tai karminė pamoka. Likimas tarsi pasodina priešai žmogų veidrodį ir klausia, ar pagaliau pamatysi tai, ką vaikystėje laikei meilė. Nes ne viskas, prie ko priprantame, yra meilė. Kartais tai tik sena žaizda, kuri ieško naujų šeimininkų. O kaip manote jūs? Ar žmogus renkasi partnerį širdimi, ar dažniau pasąmonė jį nuveda ten, kas jam yra pažįstama iš vaikystės? Jei tavo gyvenime nuolat kartuojasi tie patys santykių scenarijai,
Tie patys partnerių tipai, tie patys konfliktai, galbūt problema slypi ne dabartyje, o senesnėse programuose. Parašyk man asmeninę žinutę. Kartu galime pažiūrėti, kokios vaikystės pasąmonės ar net karminės pamokos tau rodo tavo santykį šiuo metu su antra pusė, su vaikais, su draugais, su kaimynais ir taip toliau. Tai apima santykius daug platesnius, ne tik asmeninius santykius, bet ir santykius sociume. Registracija vyksta jau Liepos mėnesio pabaigai. Tad jei nori suprasti, kas vyksta ir kodėl vyksta tavo santykiuose, rašyk man asmeninę žinutę, aptarsim datą, kada galėsime pabendrauti. Iki kitų susitikimų.